Taigi stebim, kas įvyko ir matome vieną didžiausių krešų kriptovaliutų rinkos nuo COVID laikų. Paskutinis toks panašus krešas buvo ties COVID, kada visos rinkos nuvažiavo į apačią ir dabar gana neseniai įvyko beveik tokio pat masto rinkos nukritimas, tai nukrito Bitcoinas, Ethereumas ir beveik visa kriptovaliutų rinka, tai altcoinai ir taip jau buvo labai prastoj situacijoje ir dabar nukrito dar daugiau, bet po truputį matome šiokį tokį atsistatymą, tai labai daug įdomių naujienų tikrai nutiko, netgi skaičiau istorinių naujienų, kada buvo vienas didžiausių krešų, rinkos sentimentas dar nebuvo toks prastas jau nuo labai senų laikų, tai reiškia dabar yra ekstremali baimė, bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, po viso šio krešo yra ir gerų dalykų, kurie long termų padės kriptovaliutų rinkai. Taigi visas naujienas real time stebime mūsų Telegram kanale, kur turime jau virš 140 narių, tai po truputį kūrėme savo bendruomenę ir tenais buvo pranešta real time, kada įvyko krešas, kodėl tai įvyko, kiek toli gali važiuoti rinka ir visa kita, visa svarbiausia informacija. Taigi labai rekomenduoju tenais prisijungti, stebėti, kas vyksta. Tai pradedam nuo pačios pradžios, kodėl įvyko šis krešas prieš kažkur grubiai 6 dienas. Tai kas įvyko, tai Japonijoje palūkanos būdavo nulinės. Tai reiškia, jeigu nulinės palūkanos, tai reiškia, kad bankai, tai yra žmonės iš bankų gali skolintis realiai nemokamai pinigus, nes jie nieko nemoka. Nes palūkanos tai yra tas mokestis, kurį tu moki už pasiskolintus pinigus. Ir Japonijoje daug metų buvo nulinės palūkanos. Tai ką darė japonai, jie išsimdavo didžiulius kiekius pinigų, tai reiškia pasiskolindavo iš bankų ir juos investuodavo į užsienio akcijų rinkas, į savo akcijų rinką, į kriptovaliutas ir visus tos pinigus jie buvo pasiėmę nemokamai. Ir kas yra labai blogai Japonijoje, tai kad jie labai nemėgs infliacijos. Ir kai tu taip ilgai laikai žemas palūkanas, galiausiai įvyksta tas dalykas, kurio negali išvengti, yra pradeda kilti infliacija. Pakilimas nebuvo didelis, tai buvo tik 0,25%, bet tai vis tiek. Tai reiškia, kad dabar japonam pinigai jau nebebuvo nemokami, o ypač tie, kas buvo prisiskolinę didelės sumas, jiems ta suma turbūt, kurią jiems reikės mokėti, buvo gana didelė ir todėl įvyko labai didžiuliai rinkos neramumai. Tai pirmas dalykas, labai stipriai jena, tai yra vietinė valiuta, pastiprėjo prieš dolerį ir taip toliau. Ir realiai prasidėjo visa kaskada, prasidėjo didžiulė panika rinkoje ir prie ko mes dar prieisime, japonų akcijų rinka irgi nukrito, dabar tiksliai neatsimenu, gal 20%, kas irgi yra tiesiog neįtikėtina, net galim pasižiūrėti. Tai pavyzdžiui, štai čia yra Nikkei, tai yra japonų irgi akcijų fondas, man atrodo, čia yra 225 įmonių akcijos ir taip toliau, toks pat fondas kaip ir S&P, tokiu pat principu. Ir pasižiūrėkite, kas įvyko. Nuo tų žinių, tai realiai jų akcijų fondas nukrito net 25% per kažkur grubiai 19 dienų po pakilimo. Ir ką tai reiškia, tai nėra kaip kriptovaliutos, kad jos juda ten gali net ir po 50% per vieną dieną, ar net ir po 100, jeigu mažos kriptovaliutos. Čia yra akcijos, kurios realiai grubiai, jeigu pasižiūrėtume nuo čia, iki kiek kaina buvo nukritus, nuo čia kaina kilo, realiai tie, kas investavo, metus laukė, kol pakils kaina kažkur 35%, tai įsivaizduokite investuoti, metus laukti, jūsų kapitalas pakilo net 35% ir tada bam, viskas šuniai ant uodegos realiai per 20 dienų. Tai ir prasidėjo panika, tai viskas prasidėjo nuo akcijų šio fondo, matome, kad įvyko gana didelis krešas ir aišku, kad tai transliavosi į neigiamas dalykus ir kriptovaliutų rinkoje, tai ir Bitcoinas nukrito ir nukrito Ethereumas. Tai čia buvo vienas iš dalykų. Sekantis iš neigiamų dalykų, kas įvyko, tai prasti unemployment skaičiai Amerikoje. Tai iš esmės, kuo didesnis nedarbingumas, tai tuo yra Amerikai realiai yra blogai, bet nėra blogai kriptovaliutų rinkoje, nes didesnis nedarbingumas reiškia, kad greičiausiai ateina recesija. Tai žmonėms blogai ir short termų tai gali labai išgąsdinti rinką ir netgi ir kriptovaliutų rinkoje short termų tai gali būti labai blogai, nes žmonės tiesiog išsigąsta recesijos, kad ji bus ir galvoja, kad viskas nukris į apačią. Tai šie du dalykai susidėjo ir gavome štai tokį rezultatą, kada Ethereumas nukrito, kiek čia Ethereumas nukrito, gal virš 30%, Bitcoinas labai nukrito, irgi, kiek jis čia nukrito, irgi apie 25%. Esmė tokia, kad pasiekė tokias žemumas, kur jau senokai buvo 50 000,
Tai realiai matome, kad čia buvo jau tik prieš kelis mėnesius tas. Tai va, tai buvo didžiulis crashas. Dabar ar tai gerai ar blogai, tai aišku, short termų nėra labai gerai, bet ką tai padarė, tai pirmas dalykas, ką padarė, tai užtikrino mum palūkanų mažinimą iš Amerikos, nes Amerika vis tiek dar buvo ne iki galo nusprendusi dėl palūkanų mažinimo, prie ko mes dar prieisim. Ir ką, pavyzdžiui, aš aktyviai stebėjau, tai ką daro ETFs, tai reiškia, ką daro BlackRock. Tomis dienomis, kai buvo didžiulis nukritimas, jie pirko, tai reiškia, jie baino dipą ir pirko. Tai reiškia, kad jeigu BlackRockas pirko, tai jie žino, kad kaina atsistatys. Ir tai, pavyzdžiui, man asmeniškai parodė, kad jeigu jie būtų pardavinėję, tai reiškia, jie galvotų, kad viskas, ateina recesija, bullrunas pasibaigė ir viskas, tiesiog visi išsilakstom. Bet jie pirko ir tai yra didžiausia Amerikos finansų institucija ir jie pirko žemomis kainomis, kas irgi yra labai įdomu. Toks jausmas, kad jie žinojo, kad kainos nukris ir tada užsipirko net už 100 milijonų. Tai realiai pagalvoju, kad gera kaina, kiek jie nusipirko. Tai irgi daug ką pasako apie situaciją, kad greičiausiai situacija greitų metų pasikeis. Tai pirmas dalykas, kuris jau dabar jau žengėm į tą teigiamą pusę, kas buvo, tai kad BlackRock labai smarkiai pirko žemomis kainomis ir jie turbūt žino daugiau nei mes. Vėlgi, kad ir kur pasižiūrėsi, aš vis matau visokias metrikas apie whalesus, yra didžiulius investuotojus, vadinamus banginiais, kurie investuoja milijonais, tai jie perka labai daug bitkoino ir čia, pavyzdžiui, yra metrika, kiek yra bitkoino pasiūlos, tai reiškia supply'aus exchange'uose, tai tokiuose kaip Coinbase, ten Bybit ir taip toliau, nes jie turi ribotą kiekį Bitcoin exchange'uose ir matote, kad krenta iki rekordinių skaičių, žemų skaičių. Tai reiškia dabar tik apie 15 000, kas yra labai, labai nedaug. Tai iš esmės pasiūla yra all time low ir kas žinote, kai yra didelė paklausa, demandas, kas tikrai yra didelis ir labai maža pasiūla, tada kaina eina į viršų. Tai čia jau yra teigiamas naujienos. Viskas prasidėjo, kad pradėjo didelės institucijos nupirkti dipą ir visi whalesai banginiai tiesiog accumulatina toliau bitcoiną ir jie, kaip sakant, nebuvo išsigandę šio viso nuosmukio. Tai kas įvyko su Amerikos ekonomika? Tai pasižiūrim. Iš pradžių mes žinome, kad visi tikėjosi, kad rugsėjo mėnesį jau mažins palūkanas, bet dar nebuvo aišku 100%. Bet kai vyko tas visas nedarbingumas, išėjo prasti Amerikos nedarbingumo skaičiai, tada realiai ir tada vyko visas šitas Japonijos crashas, netgi atsirado 50% tikimybė, kad Fed netgi mažins palūkanas ne 0,25%, bet 0,50%. Tai būtų tiesiog labai gerai rinkai ir tiesiog jau uždegtų visą tą bullruną, kurio visi laukia. Tai realiai, ką tai padarė, visos šios neigiamos naujienos, tai mum, kaip sakant, 100% suteikė, kaip sakant, žinojimą, kad dabar tikrai rugsėjai mažins palūkanas, dabar jau tik klausimas 50-50, kiek bus mažinamos tos palūkanos. Bet tai va čia, apie ką aš išnekėjau, kad visas šis crashas išėjo visai į naudą, nes taip short termo mes kentėjom, bet long termo tai tiesiog mums užtvirtino žemesnės palūkanas ir užtvirtino, kad po to irgi jos bus irgi labai agresyviai žeminamos. Taigi kas bus, jeigu jos nebus žeminamos, tada rinkai bus labai blogai. Paskutinis dalykas, su kuriuo noriu pabaigti šį video, tai kad yra dar viena labai svarbi metrika, tai yra US Consumer Price Index, CPI, tai yra iš esmės infliacija. Jau jeigu sekate šį kanalą, žinote, kad kas vyksta su infliacija, kad Fed nori ją sumažinti ir buvo 3%. Tai yra, štai čia buvo, buvo 3,3% ir numažėjo iki 3%. Tai labai gerai, infliacija sumažėjo. Bet dabar kas bus, kad rytoj vėl išeis šio indekso naujienos ir mes sužinosime vėl infliaciją realiai. Dabar kas yra blogai ir kas yra gerai. Jeigu infliacija bus sumažėjus, yra gerai, reiškia mes tikrai gausime tuos tą rugsėjo palūkanų mažinimą ir galbūt net palūkanas mažins daugiau 0,5%. Jeigu išeis pakankamai geros naujienos dėl infliacijos, šie skaičiai išeis jau rytoj, tai ryt tikėkitės daug volatility, bet jeigu išeis blogi skaičiai, tai reiškia, įsivaizduokite, pakiltų iki 3,2,
tada būtų labai blogai, nes pasikeistų visa situacija, rinka tikrai nuvažiuotų smarkiai į apačią ir galbūt nesmarkiai, bet tikrai neigiamai sureaguotų ir tada neaišku, kas būtų su palūkanomis, nes jas kaip ir reikia jau mažinti, bet jeigu infliacija vis dar bus aukšta, nu, tai tiesiog bus labai prasta situacija. Taigi dar kartą primenu, jei norit gauti visas aktualiausias naujienas, prisijunkite į mūsų telegramų grupę, spausti subscribe šiam kanalui, nieko nepraleisite, bullrunas jau visai ant nosies ir čia sužinosite, kada geriausia pirkti, kada geriausia parduoti, daug nemokamos edukacijos ir taip toliau. Taigi tiek šiam video ir susitiksime kituose.